Biški laiko daugiau atsirado, galvojau padarysiu tokias kaip DeFi'aus pamokų serijas, visiškai paprastai į YouTube'ą, nes matau, kad daug iš tikrųjų žmonių operuoja su kripto, bet nelabai įsivaizduoja, kad yra tokių galimybių kaip DeFi'us ir prisiklausę visokių Lietuvos influencerių kripto, pirkit bitkoiną, nežiūrėkit į kainą ir visas tas bullshitas. Tai dabar laiko biški yra, tai čia toksai bus kaip serijos, tiesiog video paprastų formatų, nieko ypatingo, parodysiu nuo iki, nuo visų smulkmenų iki paprastų dalykų, sudėtingesnių dalykų, kaip tai veikia, kodėl tai veikia, iš ko tai veikia ir paprasčiausiai viską peržiūrėję galėsit patys susidėlioti portfeliukus ir pradėti uždirbinėti papildomai iš savo kripto. Čia nėra jokių kursų, gurų, čia nebus, kad pirkit mano kursą, tokių visų nesąmonių. Paprasčiausiai matau, kad yra susidomėjimas. Lietuvoje žmonės irgi pradeda domėtis kripto biški aktyviau, bet didžioji dauguma biški nuslinksta į šoną, pradeda gaudyti visokius meme coinus, prisižiūrėję visokių videosikų YouTube'ai, visokių kripto funding įmonių, forexo įmonių ir panašiai, tai čia yra ne tas. Jeigu trumpai, čia yra skillas, kurį išmokus ir naudojant DeFi protokolus galima susibildinti labai neblogą pasyvių pajamų šaltinį, bet nėra taip paprastai kaip skamba, tai dėl to per visas šitas serijas, per šitus video viską paaiškinsiu nuo iki ir kam patiks, tam patiks, kam nepatiks, tam nepatiks, čia visiškai nėra kažkokių tai, nežinau, tiesiog nori žiūri, nenori nežiūri ir jeigu patinka pasidarai, nepatinka nedarai. Prieš visą šitą dalyką visa informacija yra tiesiog bendram supratimui, aš čia tikrai nesiūlau nieko investuoti, neturiu kažkokių tai intencijų, kažką tai specifiškai sakyti, pirk šitą, daryk šitą, paprasčiausiai mano patirtis markete ir viskas. Tai nėra jokie finansiniai patarimai, jeigu norit oficialių patarimų, eikit į banką. Tai kas yra DeFi'us bendrai kalbant, tai yra decentralizuoti finansai, kitaip tariant, tu esi pats savo bankas, tu pats juos laikai savo pinigus, savo assetus, savo kripto, tu valdai juos, tu skolini juos, uždirbi iš jų be jokios centrinės institucijos. Tai kaip pavyzdys, tie, kurie perka kriptovaliutas per centralizuotas biržas, tokias kaip Binance'as, Coinbase'as, KuCoin'as, Kraken'as ir visokios kitos biržos, tai yra centralizuota, tai gaunasi, kad net jeigu tu ir nusiperki per juos ir pas juos laikai savo kripto, iš esmės ta kripto yra ne tavo. Trumpai tariant, tu paprasčiausiai bet kurią dieną ir N metų tas dalykas yra įvykęs, aš markete šitam sėdžiu nuo 2016 galo maždaug ir yra nekartą įvykę visokie užšaldyti accountai, visokie KYC ir taip toliau ir panašiai, atsiųs dokus, atsiųsk tą, atsiųsk senelio bato dydį, jeigu nori atsirakinti savo lėšas ir taip toliau ir panašiai. Tai DeFi viso to nėra ir kaip pavyzdys, tarkim, tokie galbūt bus girdėti projektai kaip Uniswap'as, Camino Finance, Orca Finance ir panašiai, čia porą, ką naudojau ir tiesiog, kas atėjo į galvą, yra pagrindiniai DeFi'aus protokolai, kur visa tai vyksta lygiai taip pat, tu gali pirkti, parduoti skirtingas kriptovaliutas, bet tai vyksta decentralizuotai. Tai yra visa ekosistema. Kaip ir sakiau, DEXai, kitaip tariant, decentralizuotos biržos, tu keiti kripto be jokių leidimų, be jokių dokumentų ir be jokių kitų nesąmonių. Atėjai, pasijungiai walletą, pasikeitei, turi. Tada yra lendingo protokolai, tai yra skolinė ir skolinės, čia yra pats paprasčiausias būdas, kada tavo kripto gali uždirbti tau papildomas pajamas. Tai yra tu niekada neparduodi savo assetų, tu gali juos paprasčiausiai deployinti į lendingo protokolą ir automatiškai gaunasi, kad tu uždirbinėjai iš to papildomus procentus. Kiti žmonės gali naudotis tavo depozitais, tai yra dinaminė formulė, jeigu jiems reikalinga pasiskolinti. Kaip pavyzdys, tarkim, tu turi 10 eterių, bitkoinų, bet ko, ir tu paprasčiausiai juos suplaini į lendingo protokolą, jisai uždirbinėja tau palūkanas ir tau esant reikalų, jeigu tau reikia pasiskolinti USDT, USDC arba kažkokios kitos kripto ir kažką su ją veikti, arba paprasčiausiai
neparduodant savo eterių arba bitkoinų arba dar kažką, ką jūs laikot, prireikia staiga pasiskolinti USDT, tai vietoj to, kad parduoti, galite pasiskolinti iš lendingo protokolų ir tą skolintą USDT, USDC naudoti belia kur nori. Arba išsivesti į eurus, arba išsivesti į kitą kripto, arba reinvestuoti į skirtingus protokolus ir panašiai. Čia yra visa didelė strategija, kurią aš papasakosiu vėlesniuose video. Stakingas yra irgi paprastas metodas, ypatingai su Suichainu, su Solana, su Etheris procentų praktiškai neduoda, tai nėra labai daug naudos, nebent tu stakinį Etherį, pasidarai liquid stakingą, liquid staked Etherį suplaini į lendingo protokolus ir pasiminėjai USDC, tai toks gaunasi, kaip ir double yieldas, bet irgi pakankamai paprastas metodas. Farmingas, kitaip tariant, yield farmingas arba likvidumo suteikimas už pelną yra pagrindinis DeFi'aus varikliukas. Tai visi, kurie treidino iš tikrųjų netgi meme-coinus per Fantomą ant Solanos, per Pamfaną ir panašiai, net nežinodami iš tikrųjų dalyvaujate DeFi'aus protokoluose. Visa tai vyksta per DeFi'ų. Ir kaip pavyzdys, vieni žmonės gali tiesiog pirkalioti meme-coinus ir juos gaudyti, o kiti, tokie kaip aš, kaip pavyzdys, gali suplajinti savo likvidumą į likvidumo poolus ir duoti jiems treidinti ir gaudyti tos meme-coinus. Tai mes uždirbam iš to, kad mes suplajinam liquidity į poolus ir kiekvienas traderis, kuris daro kažkokią tai transakciją arba swapina iš USDC į Solana, iš Solo į USDC arba skirtingus meme-coinus, moka už tai fee. Ir tas fee būna padalinamas visiems tiems, kurie suplajina likvidumą į tą poolą. Tai gaunasi, jeigu aš, tarkim, suplajinu likvidumą į Sol USDC poolą ir tu atėjai į Radiumą, kaip pavyzdys, arba pačiam Fantome pasikeiti iš USDC į Solana arba atvirkščiai, jeigu tai darai per tą poolą, kuriame aš dalyvauju, tu sumoki fee ir tas fee dalinai atitinkamai pagal depozitus eina man. Tai iš to ir uždirbi. Tada yra perpetual tradingas, tai yra paprasčiausiai futurių marketas, kuris neturi galiojimo datos. Ir visa tai irgi vyksta DeFi'ui, nes pavyzdžiui, jeigu tu tradinsi futurius Bybit'e, kaip daug kas daro, arba Binance'ai, Mexi ir panašiai, visa tai yra centralizuota, įvyksta daug liquidity spike'ų, likvidavimo spike'ų, jeigu padarysi gerą profitą, dažniausiai jo neatgausi, gal nedažniausiai, bet dažnu atveju gali jo neatgauti ir panašiai. Tai yra tokių niuansų. Bet jeigu tu treidini futurius lygiai taip pat kaip Bybit'e, bet ant DeFi'aus nėra jokių ribų, nėra jokių KYC, ir iš tikrųjų jau šiai dienai su protokolais tokiais kaip Hyperliquid nėra net ir likvidumo problemų, gali treidinti dideliom sumom ir nėra jokio skirtumo. Nebus problemos likviduoti pozicijos arba sukelti kažkokį tai spike ir panašiai. Ir tada yra automatizacija ir valdymas, tai jau DeFi'us patobulėjo pakankamai, kad atsiranda protokolai, kurie tau padeda automatizuoti yieldą, automatiškai restakina, automatiškai rebalansuoja tavo pozicijas tam, kad tu galėtum kaip įmanoma mažiau daryti manual input. Nežinau kaip lietuviškai. Tiesiog ranka valdyti pozicijas, tai tampa vis mažiau reikalinga. Kuo skiriasi DeFi'us nuo CEX'ų, tokių kaip Binance, Bybit ir panašiai, tai tiesiog du paprasti dalykai. Tai yra non-KYC, operuoti per DeFi, tau nereikalinga praeiti KYC, gali visiškai pilnai, pavadinkim, anonimiškai dirbti. Vis tiek, at the end of the day, turi persivesti visą profitą į eurus, tai vis tiek naudosi kažkokį tai centralizuotą įrankį, kadangi nežinau kaip su Lietuvoje negyvenu, kokie ten yra galimybės išsivedinėti tuos dalykus, bet šiaip daugelį Europos vietų yra labai paprasta. Ir jeigu tu darai per DeFi'aus protokolus ir ypatingai skolinės USDC arba USDT prieš savo kriptovaliutas, jų nepardavęs, tu nepadarai taxable event ir tu esi visiškai tax free, kadangi ant paskolos mokesčiai yra netaikomi. Tai irgi yra vienas iš gerų metodų taip operuoti.
Rizikos susijusios su DeFi, vėlgi, smart kontrakto bugai tokie kaip, pavadinkim, yra tokių protokolų, kurie yra nauji, pavadinkim, nauji protokolai, kada skirtingi teamai kuria kažką naujo, alternatyvą esamiem ir dažniausiai, nors ir idėja būna gera, bet devų teamas nepadaro darbo iki galo ir atsiranda visokių bugų. Atsiranda hakų, bugų, problemų, šaibos dingsta ir panašiai. Taip nebebūna ant didžiausių protokolų, jie yra jau laiko patikrinti, bet ant mažesnių tikrai kartais pasitaiko. Tai čia toksai, kadangi mes neoperuojam mažuose protokoluose, kurie nėra bent kažkuom patikrinti, audituojam ir panašiai, tai čia kaip ir rizikos nėra, bet iš tikrųjų tie, kurie pradeda lysti labai gilinį DeFi ir bando ištraukti maksimalų yieldo skaičių, tada jie pradeda lysti į mažesnius protokolus, kurie finale pasireiškia tuo, kad būna nuhakinti arba netgi patys devai palieka specialiai kažkokį tai backdoorą ir kai į protokolą prisirenka pakankamai pinigų, jie paprasčiausiai viską ragina. Tai čia irgi žinomas kaip rug pull angliškai. Tai ant meme coinų šitas yra dažniausias atvejis, ypač ant Solanos, kažkokią nesąmonę paleido vaikai, sukėlė šaibas, visi pripirko, jie viską išsipardavė, nuragino ir dingo. Tai čia yra standartas meme coinuose, ant DeFi protokolų nėra taip paprasta, jie yra sekami, prižiūrimi, pakankamai stiprių žmonių kriptomarkete. Jeigu kažkas pradeda kažką chimičinti, taip sakykime, su DeFi protokolais, iš karto yra žmonės, kurie mato red flagus, perspėja ir panašiai. Bet net jeigu taip ir įvyktų, DeFi protokolas didžiausi su milijardiniais TVL-ais išnyktų, nieko tu nepadarysi. Viskas yra decentralizuota. Tada liquidations, tai yra jeigu naudoji paskolas arba leverage, tai tu esi, kaip pasakyti, eligible for liquidation. Kitaip tariant, jeigu tu, tarkim, suplaini eterį ir prieš jį skolinės USDT ir tuos USDT naudoji kažkur, kur tau reikia, tu vis tiek skolinės iki tam tikro procento ir nuo tam tikro procento, dažniausiai būna apie 70%, jeigu tavo pozicijos sveikata sumažėja ir tavo palikto užstato nebeužtenka, tu gali gauti likvidaciją. Tai gaunasi, protokolas turi parduoti dalį tavo eterio tam, kad pasikaverintų tavo paskolą. Šito išvengti yra labai paprasta, yra sudėtinga būti likviduojamu, nebent tu specialiai to nori. Jeigu tau nebereikia to eterio ir tu jau tos USDT kažkur panaudojęs, nebesiruoši gražinti, tiesiog leidi, kad projektas likviduotų tau tą eterį ir viskas. Ir kai treidini, aišku, nesvarbu, kur tu treidinsi, ar CEX-e, kaip ten Binance, Bybit ir panašiai, ar DeFi, jeigu tu naudoji leverage, jeigu tu skolinės, kad įeitum į didesnę poziciją, tu gali gauti liquidationą. Čia tokia ir rizika. Dar gal nepaminėjau permissionless kaip skirtumo, tai visi CEX-ai, Binance'as, Bybitas ir panašiai, visi nėra permissionless, reiškia, kad viskas, ką tu darai pas juos, tu darai per juos. O DeFi'us yra visiškai permissionless, reiškia, kad nėra tau jokio leidimo, tu neturi gauti jokio leidimo kažką daryti. Tai yra, tu prijungi savo walletą, net ne accountą, jokių accounto kūrimų nėra, visokių vardų, pavardžių, e-mailų, panašiai, toks dalykas neegzistuoja DeFi, tu paprasčiausiai pasijungi savo walletą prie protokolo ir tu automatiškai gali viską daryti. Tai yra depozitinti pinigus, išsimti pinigus, dadėti, dalinai išsimti ir panašiai, viską darai pats per smart kontraktus. Nėra taip, kad, tarkim, aš įdėjau pinigus į protokolą ir dabar protokolas nuspręs, kada man juos gražinti. Kartais būna tokie kaip lokai, o time lockas tai yra specifiškai kažkiek dienų tu negali, tarkim, atsimti pinigų, jeigu steikini konus ir panašiai, bet tai yra viskas, vėlgi, ne kažkokia centrinė instancija tai sprendžia, o paprasčiausiai kodas. Tai nebus taip, kad praėjus dienom tu vis tiek neatgausi arba kažkas tokio, kažkas užstriks, kažkas kažko paprašys. Taip nebūna. DeFi. Tai DeFi'us pliusai.
Visų pirma, pajamas gauni visus metus, kiekvieną dieną, nesvarbu kaip tai atrodo, nesvarbu ar marketas kyla ar krenta, o tokiam kaip aš, kuris operuoja per DeFi, tikslas yra, kad žmonės kariautų. Tai yra, vieni sakytų kyla, o kiti sakytų krenta ir darytų buy ir sell orderius, nes tu nuo kiekvieno buy ir sell jie moka fee, kuo daugiau fee jie sumoka, tuo daugiau uždirbam tokie kaip aš, kurie suplaina likvidumą į liquidity pools. Tai man nereikia surasti kažkokio meme coino, kuris padarys 100x į viršų ir iš to galėsi užsidirbti. Man reikia, kad tie, kurie tiki, kad coinas kils, kad būtų tokių pačių, kurie ir netiki. Ir paprasčiausiai vyktų tradingas, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Tada DeFi'us yra skilas ateičiai, ne tik trumpalaikiam temom. Ta prasme, visi tie, kurie ten labai dedikavo save į visokius NFT anksčiau, šiai dienai tas skilas yra bereikšmis, kad ten tų paveiksliukų pardavinėti niekam tai nebeįdomu ir tavo tas skilas toksai lieka, nelabai reikalingas šiam marketui. Šitam cikle meme coinai važiuoja ir vėlgi, jeigu tu mokėsi paleisti meme coiną arba ten išsianalizuoti, kad devas neragins tavęs ir panašiai, ateičiai meme coinų vis tiek naratyvą jau ir šiai dienai mirštanti, tai nežinau, ar tai tau labai padės į ateitį, bet jeigu tu operuoji su DeFi'um, DeFi'us jis yra skillas, kuris tau visada leis kažkuom iš marketo ištraukti kažkokią tai papildomą vertę, nes visa finansinė sistema yra perdarinėjama dalinai su DeFi'um, tik dalinai, bet dalyvauja skirtingi projektai, kurie yra based on DeFi ir panašiai. Tai čia toksai skillas, kuris ateičiai yra kaip ir future proof. Kuo daugiau dalykų statosi ant DeFi'us, tuo geriau, tuo labiau protokolai auga, vystosi, didėja, tobulėja, daugiau galimybių atsiranda. Palyginus, ką DeFi'us siūlė prieš 2-3 metus ir ką siūlo dabar, yra visiškai kitas lygis, visiškai kitos galimybės ir gerokai didesnės galimybės. Kaip pavyzdys, pasidaryti portfelį, kuris tau generuoja 5-6% mėnesinių, yra net neskaitoma kaip kažkoksai tai sudėtingas dalykas arba kažkoksai tai rizikingas dalykas. Tu praktiškai gali tokius procentus uždirbinėti su blue chipais, tokiais kaip Ethereum, Solana, Suichainas ir panašiai. Dar keletas Avalanche, Arbitrum yra pilna chainų, kurie leidžia taip daryti, likvidumą sukoncentruoti į tam tikrą kainos tarpą ir paprasčiausiai uždirbinėti iš to, sakau, kokie tarp 5-7% per mėnesį nėra kažkas stebuklingo. Gali tapti neutralus su taksais, nes jeigu tu operuoji per DeFi'ų ir esi teisingai pasidaręs sistemą, kur tu niekada neparduodi savo kripto, o tiesiog esant reikalui skolinės prieš ją, paprasčiausiai tu esi ant paskolos ir paskolos yra neapmokestinamos, praktiškai, jeigu neklystu, visam pasaulyje, ir tu visada augini savo portfelį, nes paprasčiausiai, jeigu tu uždirbinėjai iš DeFi'us, uždirbtą kripto įsuplaini į lendingo protokolus ir niekada jų nepardavinėjai, jeigu reikia gyventi, taip sakant, skolinės USDT, naudoji juos ir iš sekančių profitų padenginėjai paskolą, bet niekada neselini savo asetų, iš esmės tu visada augini savo portfelį. O minusai DeFi'us, visų pirma, ant lambo greit nepakelsi, čia ne ta rinka, kur, kaip čia man dabar, žinai, uždirbti maksimalų kiekį pinigų, nieko neveikiant greitai, nupirksiu meme coin ar panašiai, visas šitas dalykas čia neegzistuoja. Reikalingas didesnis kapitalas, nes, kaip pavyzdys, tu su $100, su 1000, tu uždirbinėsi tą patį. 5-7% vis tiek tau bus, bet paprasčiausiai tai nesijaus kaip labai jau realūs pinigai, kaip realus uždarbis, nes tai yra pakankamai mažos sumos. Dauguma sakys, aš geriau tą štuką mesiu tiesiog į meme coinus, gaudysiu ir gal pakelsiu 10 štukų. Tai čia viskas normalu. Bet aš kaip sakau, jeigu tu išmoksi uždirbinėti papildomas pajamas
su štuką, tu tikrai galėsi uždirbinėti ir su 10, 15 ir daugiau. Tai po to atsidaro geresnės galimybės. Jeigu tu turi kažkokią tai gerą istoriją, kaip tu uždirbinėjai su mažom sumom, gauti prieigą prie didesnių sumų tampa daug paprasčiau. Tai aš taip sakau vis tiek, jeigu tu sugebi uždirbti iš mažai, sugebėsi ir iš daug. Tai paprasčiausiai tas kapitalo reikalingumas yra toksai dalykas, kur, jeigu tu nori į DeFi žiūrėti kaip į full time kažkokią tai veiklą, tada jo, tau reikia nemažų pinigų, kad tu galėtum iš to pilnai gyventi. Bet jeigu tu nori tiesiog mokytis kaip skillą, nėra jokio kažkokio tai minimalaus reikalavimo. Turi porą šimtų laisvų wallet'e ir tu gali su jais testuoti ir žiūrėti, kaip tai veikia. Ir reikalingas šiek tiek didesnis techninių žinių bagažas. Toksai nėra, kad paprasčiausiai pasižiūrėjau YouTube vidosiką, kaip čia jie perka tos meme coinus, kaip čia tradinti, visokių tų visų nesąmonių indikatorių prisistatęs ir tipo tradinsiu. Biškai reikia suprasti detaliau, kaip tai veikia, iš ko ateina yieldas, kaip veikia skirtingi chainai ir panašiai. Pabandysiu kaip manoma paprasčiau viską paaiškinti, kad būtų kuo aiškesnis visas supratimas, bet gale dienos vėlgi viskas priklauso nuo jūsų pačių. Tai visi šitie video eis vienas po kito etapais, kur viskas bus paaiškinta ir jeigu kažkam padės, jeigu kažkam bus įdomu, kažkas iš to pasidarys kažkokių papildomų pajamų, kažkokį papildomą skillą, mano darbas bus padarytas. Man ta prasme to reikia, kad kažkas tuo pasinaudotų ir sakytų, blemba, dėkui, žinai, man patiko šitas visas video, patiko šitie visi epizodai, dabar man visai gerai sekasi, viskas man tik to tai reikia, kad kažkas tai, jeigu nors vienas žmogus pažiūrės ir sakys, super, geras kontentas, valio. Tai va, šitas yra pirmas epizodas, tiesiog trumpas introductionas, kas tas DeFi'us, ir dabar po truputį važiuosim toliau, žingsnis po žingsnio, viskas išsiaiškins ir viskas. Ir sakau, nėra čia kažkokių paslėptų dalykų, kad paaiškinsiu pusę ir tada bus pyst, dabar pirk kokį kursą, nereikia man tokių dalykų. Aš kaip sakau, žmogus, kuris pardavinėja kursus specifiškai apie pinigų gaminimą, kažkokį tai uždarbį, ypač tradingas visas, jeigu tu pardavinėjai kursus, reiškia, tu tikrai neuždirbi tiek, kiek sakai, kad uždirbi iš tradingo, nes tada nėra tikslo. Nėra tikslo gaišti laiko pardavinėti kažkam už 25 ar 500 dolerių, jeigu tu uždirbinėjai tūkstančiais. Arba ten kaip signalus pardavinėjai ir panašiai, mano manimu. Aišku, visi sakys, tai čia tiesiog dar vienas verslas, šalia viskas ok, bet tikri traderiai, ir aš tokių žinau keletą, taip nemasto, kad man reikalingas communities, man reikia padaryti Discord channelį ir dabar, žinai, kažką ten pardavinėti. Tai tiesiog sakau, visiškai paprastai, laiko yra, sufilmuosiu, sukelsiu ir viskas. Jeigu kažkam padės, jeigu apšiai neįdomu ir yra kaip yra. Tai viskas, ačiū už šitą epizodą ir važiuosim toliau.